Vakar Kėdainių stadione įvyko Lietuvos futbolo federacijos taurės 5-ojo etapo susitikimas, kuriame burtų keliu varžėsi šių metų Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos lyderiai Kėdainių Nevėžis ir Jonavos Lietuva. Atkakliuose rungtynėse kėdainiečiai rezultatu 0-1 patyrė nesėkmę, bet Nevėžio klubas po rungtynių pateikė protestą dėl nesąžiningo Lietuvos klubo elgesio, kadangi vienas šiuose rungtynėse rungtyniausių Jonavos futbolininkų šiemet Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybose atstovavo jau kitai komandai, o tai pagal varžybų nuostatus yra draudžiama. Gausiai susirinkę žiūrovai išvydo kovingas rungtynes, kuriuose pirmajame kėlinyje vyravo atakuojantis futbolas, o apčiopiamos didesnės persvaros neturėjo nei viena iš komandų. Antrojo kėlinio pradžia jau priklausė Nevėžio komandai, kur išspaudė varžovų aikštės pusėje svečius iš Jonavos ir keletą kartų realiai grasino pasiekti įvartį. Bet deja, kaip dažnai nutinka futbole, viena komanda kuria progas, o kita pelno įvarčius. Pusę kėlinio dominavę kėdainiečiai pražiopsojo Lietuvos komandos kontrataką ir rezultatyviausias jonaviečių puolėjas Laurinas Stonkus pelnė įvartį. Po praleisto įvarčio Nevėžis jau nebesugebėjo atsitiesti, nors pačioje rungtynių pabaigoje dar turėjo keletą momentų rezultatą išlyginti. Matėt, rungtynės nepasakyčiau, kad blogos yra, bet aš po pirmo kėlinio sakiau, jeigu neįmušam, neišnaudojam progų, prasileisim. Tai va, jie vieną progą sukūrė ir išnaudojo. Tai va, šiais metais Jonava Lietuva stebina, jie sugeba pralošinėdami gale. Išnaudoja, kaip pasakyti, galbūt meistriškumas žaidėjų priekinį geresnis, nes iš tiek progų, kiek matėte, kamuolys skraido apie liniją, negalime mušti. Jau po pirmo kėlinio turėjo 2-0 būti. Ir nepasakyčiau, kad nesistengia ar dar kažką, bet paprasčiausiai, jeigu neįmušami tuščius vartus, Brazilo ten nieko daryti nereikia, tik tais paridenti ir apsisuktų visas tas, taurė. Viskas iškritom. Kaip pasinės rungtynės šeštadienį su Trakais. Kaip prieš tai sekėsi taurės rungtynėse? Vienos žaidėm. 15-0 mes ten laimėjom ten su Vilniaus apskrities Nemenčinės komanda. Ten lengvas rungtynės tokios viską. Dabar ištraukėm Jonavą, jeigu būtumėm laimėję, būtumėm dar praėję toliau, gal kokį Žalgirį ar ekraną ar dar kažką. Galbūt čia būtumėm žaidę, gal žiūrovų daugiau surinkę, pažiūrėję, pasitikrinti kaip to aukščiausio lygio. Tai va, su Jonava žaidėm 4 kartus, 2 kartus laimėjom, vienas lygės, vienas pralošėm, tai va, maždaug pasidalinom. Tikėjau pergalį šiandien, bet sakau, po pirmo kėlinio šiandien sakiau, jei mes neįmušam, tai vis tiek bus ta proga, susikurs, jeigu išnaudos ir viskas. Rezultatas 1-0.